Sveiki, ir vėl Ambalai, ir vėl su jumis. Šiandieną ir visada, ir kiekvieną savaitę. Sveiki atvykę į Ambalų studiją, naują Ambalų studiją. Kaip jums graži, man tai graži, kaip tavo Gidė, ar graži? Labai nuostabi, tikriausiai geriausias variantas, kokį turėjome. Parašykite komentarus. Parašykite komentarus, ką manote apie naują studiją, ar patinka, ar kažką keistumėt, ar kažką darytumėt. Topiniai dizaineriai padirbėjo puikiai įrengiant. Tai ką, praužė vakar turnyras, kiaukiai. Šiandien bandysime aptarti, išanalizuoti, kas vyko, kas nepavyko, kas pavyko, kokios kovos buvo gražios, kokios nešvarios. Buvo daug ir nešvaraus žaidimo, buvo daug ir knockoutų, knockdownų. Realiai ką, pradedam nuo pirmos kovos, bokso kova, bokso taisyklėm. Kolega. Pirma kova, Kristupas Šimkus prieš poną Burnecką. Burneckas. Tai veteranas Burneckas. Veteranas Burneckas. Nežinau, kiek jie ar senai sportuoja. Sportą jaučiu nelabai seniai pradėjo, tiesiog nusprendė sudalyvauti. Kiek atsimenu, vakar žiūrėjom, tai kiek komentatorius sakė 38 metų. Tai veteranas, patirtis, veterano jėga prieš jaunystę, jauną eržilą. Tai šiaip tai visai susižiūrėjo kova, gerai būdų pakankamai išidėjo, bandė vienas kitą prigauti ant smūgių, sakyčiau, Kristupui labiau sekėsi, esu gal biškį nepatenkintas, kad skyrė lygiasis. Nes, jau ne vaikai kovoja visgi. Keista buvo, kad lygiasis skyrės jau galėjo duoti tikrai ekstra raundą įsiaiškinti, nes nebuvo nei pas vieną, nei pas kitą didelės persvaros, bet man tai jaunimas Šimkus tai buvo truputį gal pranašesnis kai kuriuose vietose apsikeitimuose. Atrodo, priboksavo. Gal truputį tikslesni smūgiai buvo, bet šiaip ta atidarimas vakaro buvo visai neblogas šiaip. Jo, iš tikrųjų nustebino, nes iš veterano, kuris turi, kaip suprantu, mažai patirties ir jaunuolį nesitikė tokios gražios atidarimo kovos. Visai gerai sujudėjo būdų. Gal man Kristupas labiau irgi patiko, todėl kad buvo labiau taiklus smūgiai, akcentuoti labiau smūgiai. Ir išjudėjo tam ringė labiau, matėsi pas Burnecką nuovargis tiesiog. Tikriausiai metai padarė savo. Metai padarė savo, žinai. Bet tai nebuvo šiaip Max pavargęs kaip kažkas kitas 38 metų. Ne, tai... Matosi, kad žmogus sportuoja ir intensyviai sportuoja. Tai yra pagirtina, 38 metai nei profesionalaus sporto varžybas, rungti su jaunuoliu, tai yra pagirtina. Tai... Bet dabar kuo toliau, to labiau realiai veteranai visokie daro tie dreamboxing ir visokias ne tik Lietuvoje ir Amerikoje čia dabar populiaru. Ja, bet... Ir Tysonas čia grįžta iš pensijos ir dabar grįžo kickbokso buvęs čempionas irgi 60 kažkas plus minus metų grįžta irgi į ringą ruošiasi, tai numatyti. Parodomusios kovos. Kitas dalykas, išleidži šaibus daugiau, gal neina niekas, tai pradedi vėl boksuoti, rodyti, bet kodėl ne, jeigu žiūrovas pritraukia, visiems įdomu pasižiūrėti, kaip atrodo ir ten kokį Tysoną pasižiūrėti, jis jau, ne kažkokiam karjeros saulėlydė, iš vis turėtų būti pensininkas ir ramiai gyventi, jis turi, atranda savyje jėgų ir parako eiti į priekį, kažką dar parodyti, kažką dar pabandyti ten, kad ir parodomoji kova, bet vis tiek. Aš gal labiau norėčiau pamatyti dar kažkokių topinių veteranų Lietuvos, tarkim kickbokso ar Muay Thai veteranų, kuriem jau yra virš 30 gerokai metų su Lietuvos kylančiom žvaigždėm. Kažkokių tokių norėčiau daugiau kovų pamatyti, įsivaizduoju, kad visai neblogos kovos būtų, jeigu sudėliotų promauteriai, žinai. Ne. Ką, einam gal prie antros kovos, antros vakaro prelimsų kovos, tai Balsys prieš Džafaro. Kaip tau šita kova po bokso? Po bokso pradžia buvo, atrodė, daug žadanti, Balsys labai aktyviai pradėjo laukikais keliais stipriais, jau galvoju, lemba imsis į per kojas. Bet toliau Džafaras parodė, kad biškiai yra nešvarus kovotojas, tai nusilenkė kelius, ne kaip galima vieną, po 4 leidžia, kad tiesiog galima sakyti, bandė sauliuko nervus visais raundais, vis kažką pirmą raundą tikriausiai švariausiai atkovojo ir po to pradėjo nešvarus žaidimai, kaip ir gulinčiam įspirti ir viską, tai sakyčiau labai neprofesionalus kovotojas.
realiai tas užminimas ant kovotojo, tai aš net nesumatęs, kad šitaip ant žemės. Realiai toksai man jisai buvo labai, kad net nežinojo taisyklių, atrodė, kai kurio momentu net užmiršo, pagal kokias taisyklės kovoja, jeigu, ar muitai, ar kickbokso. Tai atvarė pasimahalinti, ne? Prie Ana Smešos. Tiesiog atvarė, va. Nes, ir matėme, pats Balsys ragino jį kovoti, aš kaip įsivaizduoju, kad ragino kovoti sąžiningai ir nedaryti kažkokių nesąmonių čia tam ringi, nes ne gatvės muštynės, o kova. Tai kažkaip labai keista, kad taip su tokiu nusiteikimu, dar iš tokios salės kaip Mike Jim, iš tikrųjų prieš kovą tikėjausi, buvo labai įdomu man pačiam pažiūrėti, kaip tas Džefaras atrodo, nes atrodo, kad forma tai bile kokia gera, o toks gal ir kaip ir kovotas, gal ir neblogas, bet nesuvokia pats, ką daro, atrodo ringėtam dar kitą kartą. Nevaldo emocijų, toks nestabilus. Gal žinai, matėsi biški pasimetimas, gal kova ne į jo pusę eina, truputį pralaimi gal taškais jauti ir jau matyti, žinai, iš nervų suveikiau tas nervų faktorius ir pasidavė emocijom ir išlindo jau tie, žinai, gatvės tas stilius, žinai, kovos. Nepasakyčiau, kad jau labai ten, ne jo linkme ta kova. Nebuvo tokio, kad Balsys jau labai dominuotų, nebuvo man tokio. Ne, ten buvo kaip ir apylygė kova ir jeigu ne tas atimtas taškas, tai manau, kad ten neaišku, net buvo tas... Jo, tokia apylygė kova, jeigu net tie nešvarų žaidimai, tai sakyčiau visai pakankamai graži kova ir jie tikrai nepakankamai, o tikrai įsidaužė toje kovoje, tikrai bandė vienas kitą pasiūsti į knockdownus, į knockoutus, nepavyko, bet labai gadino vaizdą tiesiog tie nešvarų žaidimai iš tikrųjų. Pačiam ringė tai atrodo kaip ir išjudėjo tam ringė, pakankamai akcentuoti, bandė permušinėti, viskas kaip ir tvarkoje, atrodo viskas gerai. Bet tie nešvarų žaidimai tai tikrai sugadino vaizdą. Gerai, kad antra vakaro kova tokia buvo ne kažkur prie pabaigos, nes Sauliukas jau žinai, ten visas kovas vienas teisėjas ant visų kovų buvo, tai dar kontroliavo, žinai, dar toksai... Tai visiškas vakaro MVP yra Saulius Šeškevičius. Visiškas. 12 kovų, vienas pasiramstydama šiaip ne taip, atžiūrėjo tas 12 kovų, ateisėjavant, tai čia yra... Realiai šiandien pelnytai išvarė Portugaliją ir tikiuosi ten bent truputį gaus poilsį, žinai, minutę kažką pagulės biški plėžė, žinai. Tai nežinau, Balsys, aš manau, kad gal ne taip dominuojančiai laimėjo, bet pelnytai. Vis tiek bandė kovoti švariai, ne tai, kad bandė kovojo švariai ir bandė netgi raginti savo varžovą kovoti švariai ir kad ir nepasidavė visoms provokacijoms, galėjo taigi 100 kartų numoti ranką ir ten sakyti po visų tų užlipimų, kad čia nesąmonė, nes tikrai buvo nesąmonė, bet parodė charakterį, atsistodavo ir kovodavo toliau ir sakyčiau, nenusileido ten ir tikrai... Nenusileido, šiaip tai daug aš nesitikėjau iš tos kovos, buvo viena gražiausia vakaro kovų, šiaip tai iš techniškumo pusės. Žiūrint, neskaitant tų nesvarių žaidimų, bet šiaip tie apsikeitimai tai buvo kombinacijos iš vieno ir iš kito, tai buvo ganėtinai techniškos. Aišku, trečiam raundui jau nuovargis jautėsi, bet tikrai parodė gerų kombinacijų. Patiko kova pati irgi. Ką ir toliau keliamės prie Davidą Žambą prieš Gafurovą. Davidą Žambą prieš Gafurovas, Tai... Kaip ir prognozavom, ką kova vyko ant žemės ir... Tu prognozavai labiau ant žemės, aš galvoju, labai tikėjausi stovėsinę, pats norėjau, kad paimtų stovėsiną, dėja nepavyko to padaryti, bet ant žemės, iš tikrųjų žiūrėdamas kovą, tai nesitikėjau, kad pavyks jau užsmaukti, kaip ir pozicija, kaip supratau, turėjo visą laiką ant žemės gerą. Ir buvo paėmęs į tą smūgimą, bet galvojau, kad gal ar pritrūks jėgų, arba vis tiek išsilaisvins tas Gafurovas, taip jau pabaigoje. Tai ganėtinai ilgai, kad buvo tą paėmęs poziciją, tą trikampį smūgimo veiksmą ganėtinai ilgai atlikinėjo ir tai trūko to pėties įstumimo į vidų, tai vis tiek kažkaip galiausiai pavyko įstumti petį į vidų ir pasiekti tą kaklą. Galiausiai išsitapino. Galiausiai išsitapino ir šiaip kaip ir prognozavom, kad tai tas
Gafurovas stovėsenos labiau kovotojas, Žamba irgi nėra gal ant žemės, žinai, kovotojas dirbantis, ne jo čia stiprioji pusė. Ne, kodėl? Gal jisai, taip, dabar daug skiria dėmesio, bet matyt, buvo planas buvo iš jo trenerio paruoštas ir pačio planas buvo pasižiūrėti pradžiai, kaip stovėsenai sekasi, kažkokie tie apsikeitimai vyko, gal nelabai jo pusė į Žambos ir vertimas po apsikeitimo ir užbaigimas skausmingų veiksmų. Daug jėgų, aišku, pareikalavo, kai buvo ant viršaus pakilimai Žambos 3 kartus kėlima, atrodo, tik Sauliukas spėjo gaudyti galvą Žambos, kad ten netrenktų biškį. Taip, gal kokie pavojingesni šitie momentai buvo, bet šiaip tai kaip užsiėmė poziciją, taip išlaikė ir tiesiog truputį po truputį silpo jėgos pač Gafurovą ir pasiėmė tą pergalę. Pirmą kartą mačiau, kad teisėjas, kai kažkas pakelia ir bando ploti žemę, žinai, žmogų, kad teisėjas galvą kaklą laikytų, žinai, sugaudytų dar. Tai matėjai, atsilenkė. Atsilenkė, jo, tai tas gal jo irgi pareikalavo daug sveikatos iš kovotojo, iš Gafurovo. Pareikalavo vis tiek. Jėgų tai tikrai daug pareikalavo, nubliamo vis tiek. Nėra taip, kad būtų kažkoks šio svorio skirtumas. Vieno svorio, tu savo svorio turi kilnoti, buvo smaugiamas, bet čia per filmus rodo tik taip. Tai aišku, ten ant bicepsą pakelti 3 kartus savo svorį, tai nėra taip lengva, žinai. Tai tikrai turėjo padirbėti ir tikriausiai apleido jėgos ir ko Žamba tiesiog daspaudė iki galo tą kakliuką. Tai buvo meistriškas veiksmas iš Žambos pusės, nes tokį trikampį smaugimą tiek laiko išlaikyti, tai vis tiek. Ir pačiam kainuoja jėgų, žinai, ir pats tą spausti. Taip, aš galvoju, kad ir patį jį kažkiek apleis jėgos, kad jis atleis kažkiek, žinai, vis tiek. Vis tiek tu spaudi iš jėgos, jos irgi pas tave silpsta ir, tu gali paleisti. Tai aš taip įsivaizdavau, kad jis galiausiai paleis, žinai, ir jos išskirs ir įsistovės, arba ateis tas antras raundas. Bet viskas sustvarkė per pirmą, tai... Tai sveikinam, Žamba, maladėt, tikrai. Erikas Golubovskis prieš Mindaugas Mikalek. Tai mes šios kovos neaptarinėjom, nes iš tikrųjų nežinom, ką aptarinėti. Golubovskio gal kovų buvo matę, bet Mikaleko ten vieną kitą buvo įdėta, nesupratom, ar iš visose kovos, ar turi parankovę daugiau kažko paslėpęs, tai nedrįsom kažkokių didelių prognozių čia daryti ir rodyti savo ekstrasensų mūšio sugebėjimus. Gali ant tiek gerą, žinai, savo kovos visą susislapsti, nes į kontribį susikėlęs ir tik už pinigus gali pasižiūrėti, tai, žinai, tai čia irgi neaišku. Nedarėm labai prognozuoti, bet kaip pasirodė, tai kad tikriausiai tas kovas ten 1 ar 2 kelias buvo YouTube, tas tiesiog ir turėjęs yra gyveninės. Taip, realiai išmauktas. Savėsnai nieko neparodė, imtynėse irgi nieko neparodė, tiesiog. Realiai tai ką, prasidėjo kova, jisai nuėjo, pasižiūrėjo į visus ringo kampus, pasižiūrėjo, kaip ringas sustatytas, ar viskas gerai konstrukcijos ar laiko, pasižiūrėjo, tada vyko apsikeitimai. Dulkės nuo virvių nuvalė. Dangų žemė susimaišė, geras buvo žiauri vertimas, labai patiko, kaip parvertė. Jo. Realiai tai tikrai ne kasdieną išvysi. Buvau pamiršęs, kad tas buvo vertimas. Jo, vertimas geras labai ir tikrai gerai paėmė. Kaip ir negina. Jo, Golubovskis gerai, realiai paėmė, uždėjo kuprinę vadinamą ir smaugė. Tai šiaip šitą kovos kaip ir nėra ką labai daug aptarinėti. Kaip žiūrėjau, kaip vakar minėjai, kad uždėjo kuprinę ir pasiuntė į Angliją, žinai. 2 metus iš eilės mokintis imtynių. Jo, išsiųstas į Angliją, buvo kuprinę uždėjo ir išsiuntė pasmaugę žmogų, ką nepasisekė, kai yra kaip yra, bet imtynės yra panašesnės. Ir šiaip apskritai kovotojas pranašesnis buvo Golubovskis. Tai visą galvą visiškai, tai tiesiog atėjęs, tvarkė reikalus ir išėjo Golubovskis. Aš norėčiau jį pamatyti su kitu kovotojo didesnio meistriškumo, nes matosi potencialo turi tikrai nemažai Golubovskis. Iš to pačio, kai būtų kokį Golubovskį davom pamatyti su Krilavičium irgi. Jeigu Akris būtų tikrai. Man atrodo, panašiai svorio kategorija. Jeigu jie nekovoja tarpusai, bet man rodos, kad ne. Gal
Man rodos irgi, kad nekovo. Jeigu ir kovo, tai... Kodėl žinai, mes neatsimenam, tai ir kiti tikriausiai neatsimena. Gal buvo karjerų pradžios ir nelabai ką. Gal parodė tokio kažką įsimintino, dabar galbūt visai kas kita. Tai nėra per daug iš tikrųjų čia diskutuoti. Bet apie ką yra ką padiskutuoti, tai manau apie Mineiro ir Krilavičiaus kovą, nes Mineiro, jeigu mokėčiau portugališkai, tai susakyčiau sakinį, kad Mineiro, sorry Mineiro, tu buvai teisus, aš buvau neteisus. Parodai, kas žinai. Kas tikėjosi Mineiro pergalės, tai yra sakė, kad jis laimės, tai būčiau sakęs, kad paskutinis kvailelis, bet va. Mineiro kaip sudirbo ir dar užmygdė ir Krilavičius, nežinau, ten po kovos, ką jis ten buvo nepatenkintas. Mes žiūrėjom kovą, tai tas kelias, kai sulindo, tai pas mane telikas išsijungė, reikėjo jungti atgal, tai... Realiai išjungė pusį Lietuvos, išjungė, žinai. Ir Marijampolį tai iš viso, sakė, dingo elektrą, ant valandos laiko nebuvo, žinai. Tai tai... Baisi. Aš iš vis iš pradžių pagalvojau, kad kai Krilavičius iš tos rankos prasileido ir jis taip sušlubavo, tai aš pagalvojau, kad Krilavičius tyčiasi iš Mineiro, sušlubavo. Kažkokia čia šokį ir... Po to pasirodo, kad čia buvo rimtas jau... Bet tai nebuvo joks ganėtinis stiprus smūgis, kažkaip užtaikė per pakaušį. Užtaikė ir sušlubavo ir tikriausiai pats Krilavičius jau suprato, kad čia kažkas ne jo linkme eina, bandė lysti kojas į imtynės verstis ir Mineiro laiku iškišo kelią. Taimingas tai visiškai buvo. Visiškai, galima sakyti, Krilavičius pats užlipo ant to kelio. Grinai pasimovė, tai matytų, jau buvo praradęs jau tą liksvarą pusiausvyrą, jau ten sukosi, žinai, kažkas ir bandė į tas kojas nerti atvirą barzdą ir grinai ant kelio pasimovė, kaip šašlikiukas, koksai užmovė, žinai. Taip. Tai nors pirmas raundas tai visai kita istorija buvo, Mineiro nežinojo, ką daryti su Krilavičiu, nes Krilavičius lipo tiek į imtynėse, tiek stovėsinai tiesiog su gražiom kombinacijom, per pilvą, per galvą, viską, iš kojos irgi patikrino problemą. Viskas atrodė, eina tą linkme, kaip ir turėtų eiti ir iš niekur toks smūgis. Tiesiog prasileido. Užkibo, tai čia toks sportas, žinai, už vieną raundą tu visiškai dominuoji, kitą raundą tu vieną prasileidai ir jau viskas keičiasi iš esmės. Pirmame raunde tai Krilavičius taip dominavo ir vartė tą Mineiro taip kaip keptuvį koldūną tiesiog, va. Taip, tai ten... Kepė, vartė tą Mineiro, keptuvį viskas čia Mineiro tik čiriškėjo daugiau. Tai atrodė, kad ta kova eina link to, kad pirmas, antras, trečias raundas bus visiškas dominavimas. Bus visiškas dominavimas iš Krilavičiaus, bet tas overhandas prasidėjus antram raundui, tai pakeitė kovą iš esmės. Tai nežinau. Labai keista, labai faina, kad iš karto atsigavęs po to Krilavičius išėjo vėl į ringą per pertraukėlę ir galima sakyti, iškvietė Mineiro revanšui. Ir man atrodo dabar pasiruoš grėsmingai. Gal truputį jis irgi, žinai, neįvertino savo priešininko, galvoja, čia, žinai, bus lengva pergalė, kažkiek čia gal ruošiasi, gal nesiruošė, žinai, ir aišku, tas, žinai, padarytos klaidos, tai gerai pasimokins, grįš iš to, iš naujo, žinai, su kovos, nes iškvietė, sakė, daug palaikymo gavo labai žmonių, tai grįž, manau, stipresnis ir aš vis tiek kažkaip... Tai mes kalbėjom, aš pasakiau, kad antrą ratą atrodo eina Mineiro, visų gauna tų lietuvių, čia, nežinau, laimi gal nuvažiavęs į Estiją ar į Vokietiją, kai būna kiekiai, čia Lietuvoje kiek atvažiuoja, tiek malko gauna, tai Lietuvoje kažkada turėjo iššauti tą lasdą Mineiro, tai iššovė. Gaila, kad ant Krilavičiaus. Šį kartą jisai priskaldė malkų ir išvarė į Braziliją toliau. Tai daugiau, nežinau, čia... Vėl tikriausiai reikėtų linkėjimus perdavinėti Krilavičiui, kad atsigaudinėtų, sveiktų ir pasiruoštų puikiam revanšui, parodytų Mineiro, iš kur tos lietuviškos šaknis dygsta ir nukaltų tą Brazilą. Dar kartą. Ką toliau judam? Judam toliau prie Pakutinsko. Pakutinsko aš prieš Vaseinį, tai...
Nežinau, man šita kova buvo tokia, kur jos galėjo ir nebūti dėl manęs. Pradėkime nuo to, kad atrodo, kad kaip Pakutinskas į ją arenai buvo šalta, nes į ringą įėjo su mėgstiniu. Nu, su mėgstiniu, pat Pakutinskas realiai buvo. Šiaip didelis vyras, su mėgstiniu apsirengęs, kovojo. Hoseinį užtat galim aptarti, kad galva tai yra kažkas tokio. Nu, tai plokštelių gal yra susidėjęs porą. Bet planas buvo pasiruošęs, tokį planą buvo, kad aš nežinau, kaip jį pavadinti, kaip pavadinti tą strategiją. Tiesiog nusivaryti Pakutinską į kampą ir ten prispausti su galva, kažką įlaužti bandyti, kur nieko nei į žemę tu įlauži, nei to įlauži ant smūgio kažkokio nei ką. Nu, Pakutinskas stovi, jis į jį apsikabinęs. Šeškevičius žiūri, nežino, ką daryti, kaip išskirti tą meilės laivą. Niekas, visi stovi, visi žiūri, niekas nebaigia. Ką daryti? Legendinė fotkytė. Na, sėdi, vidury ringą, atsirėmęs. Žinai, irgi gal vargo 12 raundų reikėjo kažkada palisėti. Realiai irgi buvo pasimetimas iš Pakutinsko, kai tiek tu šeri per galvą, žinai, visi smūgiai pralinda ir tavo priešininkas nekrenta, žinai, tai galiausiai galvoja, nu ką, iš rankos nekrisi, tai krisi iš kelio, žinai. Tai va. Girdėjome iš Šeškevičiaus, bandė raginti tiesiog tos meilės aktus greičiau, bet nu, niekas negalėjo baigti kažkokia katastrofa, atrodo buvo, bet antras raundas atėjo ir Pakutinskas pavargo. Reikėjo jau imtis veiksmų ir tiesiog. Norėjo biškį šau padaryti tikriausiai, žinai, padarė šau, padaužė tą nepilną, gal net nepilną jėgą daužė, žinai. Nu, nežinau, gal, žinai, sparingą jėgą draugiškai, bet, nu, po to pagavo tą su to keliu galvo ir viskas. Pagavo, užmygdė, siuntė į lovytę. Oi, visiškai apkamšė ir viskas. Sveikinam Tomą su pergalė. Labai lengva, nes, nu, nežinau, man atrodo, kad į ten ir buvo prispaudę kelis kartus jau susmugiavo, bet jis nei kiek nepanašu, kad jis būtų vargęs. Tiesiog. Ne, tiesiog prasivedė ką. Prasivedė kovą, nes, ką čia šeštadienį paveikus? Varu, kiesi kovos. Nu, tai iš to serijos. Tai. Tai ką, mūsų, čia galima sakyti, visas... Prelimsai kaip ir pasibaigė. Jo, tai einam į main eventus. Main eventai. Irgi 6 kovos, iš tikrųjų 12 kovų netgi buvo. Tai, blemba, sakyčiau, labai daug. Nuo 7 vakaro, jeigu prasidėjo ir tu iki vidurnakčio, galima sakyti, buvai tik 5 valandas. Bet ir tai tos kovos realiai baigėsi daug kovų anksčiau laiko, žinai, tai jo, dar daug tikriausiai ilgiau užtrukęs turnyras, bet... Na, šiaip tai man asmeniškai tai 12 kovų yra per daug vienam vakarą. Nu, žiūrėti, per ilgai užtrunka, biškai jau yra tokia, nu, nėra tokia vaibo, dar gerai, kad visos tos kovos nebuvo po 3 raundus, visos MMA kovos nebuvo po 5 minutės, nu, po 3 raundus 5 minutės, kažkaip vis tiek pagreitėjo tie visi reikalai, bet kažkaip sakyčiau, kad per daug. Man norėtųsi gal truputį 9, kokios 8, va tos yra kovos, netgi 7, tarp 7 ir 9 tikriausiai jau yra. Gal prelimsų truputį per daug buvo kovų, pačių prelimsų, 6 kovos prelimsų, tai yra ganėtinai tikrai nemažai. Main, 6 kovos main yra normalus skaičius. Jo, 6 main, tai va tikrai 2-3 kovos, nu tai sakau, tarp nuo 6 iki 9, nuo 7 iki 9 kovų per renginį, tai atrodo čia pats gazas toks turėtų būti, o ne 12 kovų, kur netgi per teliką namie esant, nu, truputį išvargino, norėjusi, kad greičiau baigtųsi, nežinau. Aišku, žinai, kiekvienam skirtingai, kiekvienam savinorai. Na, tai taip, vienas įžiūri. Ką, pirmą mūsų vakaro kovo main eventas pradėjo kas? Pirmas 4 dvejetas, tai Podhornas ir Laretas. Tai labai keista, man šitą kovą buvo dėl to, kad ten turėjo ekstra raundą,
kai prilimsuose pirmą kovą neturėjo ekstra raundą. Na, realiai panašaus buvo lygio, nu kaip lygio. Ne lygio, bet... Rezultato prasme buvo panaši. Realiai čia davė ekstra raundą, tai kodėl jūs neduoda tada pirmoji kovojo ekstra raundą, kur ten irgi neįsiaiškino, žinai, tai čia... Aišku, gal čia buvo tas GP, kaip ir GP ten tas ketvirtas, tai gal kažkiek tas turėjo įtakos. Nu, turi kažkas laimėti, bet duoti ekstra raundą, daugiau išnaudoti jėgų, tai aš irgi nemanau, kad ir čia, aš manau, kad turėjo duoti sprendimą po 3 raundų, neduoti to irgi 4 raundą, duoti po 3 raundų. Tiesiog, kad būtų vienodas jėgos. O kaip tu sakai, turėjo duoti ekstra raundą iš viso šitoj kovoje ar davė dėl kokių priežasčių? Davė, nes buvo ir pakirtimas buvo. Aš tai galvoju, kad neturėjo būti 4 raundą. Tas Podhorny, kad ir užžeidinėjo, bet jis gavo knockdowną, tai buvo skaičiuojamas knockdownas, jis atgal knockdowną nedavė. Pirmą raundą gal Podhorny ir labiau kažkiek išjudėjo, gal laiminėjo, kaip aš esu, netgi reikia pasižiūrėti, kaip esu pasirašęs. Nu tai žinai, ką Laretas tai bandė apkarpyti atstumą ir lipo ant savo priešininko, ką visą pirmą raundą bandė užlipti, bandė prisitaikyti prie tos ryčio skirtumo, žinai, bet realiai ką pirmą raundą prisitaikė, antrą raundą iššovė. Man labiau Podhornis buvo aktyvesnis kovotojas, labiau išidėjęs tam rinkėjais, bandė pakaitaliodavo aukštus, tą koją ten įkiždavo, nu toks aktyvesnis tiesiog kovotojas, išrėdo tam ringė geriau, bet pats Laretas jis bandydavo permušinėti ir gaudyti tą momentą, nu ir tas momentas pavyko, jis pagavo, jis paguldė jį ant nugaros, turėjo pagulėti iki 6, paskaičiuoti žvaigždės, pažiūrėti kaip tą arenos konstrukcija atrodo virš galvos, kai kur lempos sukabintos. Tai... Šiaip tai net nežinau, kažkaip man šitos kovos nugalėtojas, aš truputį... Pirmas raundas buvo apylygis tikrai, toks, nepasakyčiau, gal kad daugiau iniciatyvos Podhorny davė, gal todėl jam būtų jis atiduotas. Antras raundas, tai aišku, laimėjo Laretas, nes pasiėmė tą knockdowną. Trečiam raundė aš sakyčiau, kad jie labai tolygiai kovojo ir labai sunku toks kieno raundas, netgi gal lygių raundas ir atiduočiau tą Laretą, tai būčiau atidavęs pergalį tikriausiai. Ir tas 4 raundas irgi ten, kad neparodė jo, kad ten didelio pranašumo. Kažkokio jo stebuklingo, tai tikrai nebuvo tas paskas 3 raundas, tai toks, nu, nežinau, nelabai likau gal kažkaip patenkintas tuo sprendimu, nes vis tiek tu 3 raundus vedi, gauni ne tai, kad vedi, bet tu paguldai savo priešinkai knockdown ir pralaimi kovą, aišku, taškai skaičiuojasi, viskas, aš suprantu, žinai, taip. Bet, nu, jam, kažkaip, nu, atrodo ne taip, žinai, kažkaip neteisingai, žiūrovo akimi. Nu, kažkaip tas, kad tu paguldėjai ant grindų, žinai, kad tu paguldėjai ant grindų ir tavęs nepaguldė. Ir nebuvo kažkokio dominavimo, taip, žinai, nestebuklinga tą vieną iššovė ir užtaikė, žinai, kaip minėjo, žinai, tai... Tai ką, jisai atsistojo gerai, bet atsistojo ne labai greitai, reikėjo netgi 7 sekundžių, kad pakiltų, žinai, atsigautų, susigaudytų, kur yra. Tai, ką žinau, man biški pats sprendimas atiduoti Podhorny pergalę, tai kažkiek kelia, žinai, kelia klausimų. Nu, čia, žinai, čia mums galvoti, kitiems žinoti, dar kažkam sužinoti. Ne, tai aišku, nu tai atidavė, kažkaip, žinai, matė pranašumą, teisėjai gal matė iš arčiau, gal matė ją geriau, žinai. Man sakau, man tai nebuvo kažkokio įspūdingo pasnį. O galim ką pašnekėti apie antrą pusfinalį? Nu, tai mums abiems pažįstami jau kovotojai, artimai, ir esame ir sportavę, ir paringavęsi kartu ir viską, tai... Nu ką galiu pasakyti, Naglis per mėnesį išmoko išspirti, ko Benas boksuotis taip stipriai neišmoko, kiek Naglis mokėjo. Grinai Naglis paėmė tą kovą per boksą, savo kombinacijom, savo išjudėjimų ringe ir įmesdamas vieną kitą koją. Nepasakyčiau, kad taip jau grinai buvo tokia jau kickbokso kova, galima buvo išmesti tas kojas, bet... Jis ėjo per boksą, pralysdamas, įmušdamas ir kūną patikrindamas ir galvą patikrindamas,
O Benas atrodo bandė išmušti tą vieną stebuklingą kelią. Matė, kad Naglis gal kažkiek žemiau galvą tą palinkė ir bandė pataikyti tą kelią, bandė padaryti Mineiro. Bandė padaryti, ką padarė SWAT turnyre, kai jie pirmą kartą kovojo, žinai, tai bandė ką tą kelią įkišti, bandė iš apsisikimų kažkokį įkišti tą, žinai, backhand, žinai, smūgį. Tai kas, matyti, Naglis buvo išstudijavęs jau šitą, žinai, ne antrą kartą gal nepasimovė ant tų pačių triukų, žinai, tai va tas labai gerai iš Naglio pusės ir šiaip aukštą tempą, Naglis savo diktavo sąlygas ir aukštą tempą pastatė, žinai, kur matėsi, kad biški gal pats Benas, žinai, net sutrikęs matėsi kai kuriuose vietose, kad toksai tempas aukštas bokso, žinai, realiai. Na, Benui tik, atrodo, jėgos apleido tada po knockdownų, biški gal kažkiek susirduliavo, kažkas atsitiko, kaip sakant, ir jis jau kvapo kažkiek prarado, kažkiek ir sunku, tiesiog buvo išjudėti jau trečią raundą. Nesakau, kad jau Naglis jau trečią raundą irgi ten labai stipriai judėjo, būdų trečią raundą jau buvo tikrai labai pavargę, daug jėgų atidavė būdų kovotojai, būdų visiškai buvo pavargę. Bet yra trečiam raundui jau dominavo ten pavieniai smūgiai, niekas nedarė kažkokių super kombinacijų. Tai kova nusisprendė, galima sakyti, antram raundui, o trečiam raundui jau tiesiog formalumas liko tiesiog išjudėti, kažką pramušti, bet nesakyčiau, kad tai yra Benas blogai sukovojo, tiesiog boksą, jeigu turi bokso pagrindą, yra labai gerą bokso pagrindą, sakyčiau, ir gerai išrė tam ringė ir Benas nepalaikė jokio atstumo, leido biškį, kad ant jo užliptų ir tas ir pasirodė. Labai neparanku, supranti, kad čia kaip ir tas ketvirtas, žinai, tas Benas labai neparankus kovotojas, jeigu, ta prasme, jeigu tu laimėjai prieš jį, vis tiek tu jau kaip ir atidavė žymiai daugiau būsi jėgų negu tavo priešininkas iš kito ketvirtuko, žinai. Nes realiai sunku su juo kovoti, realiai daug pats žalos susigeria, bet daug ir padaro, žinai, jis žalos. Man atrodo, yra ilgos rankas, tokios atrodo, kur galėtų jis kažkaip iš toliau gal gaudyti su džiabu ar su kairė ranka daugiau padirti. Atrodo, kad gal netgi, jeigu tai prieš Naglį žiūrint, kadangi Naglis daugiau su rankom dirbo, praeidinėjo, atrodo, gal kojų daugiau galėjo kažkokiu pabandyti pakišti, ne vien bandyti tą kelią, bet kažkokį ir patipinti, kad atstumą palaikyti ir gal laukikais kažką pamėginti, bet atrodo įsivėlė, primetė Naglis tą bokso žaidimą ir Benas patikėjo tą bokso žaidimu ir jie kartu žaisti, žinai, tai ir tiesiog Naglis su savo patirtim bokse kažkiek tais tiesiog uždominavo. Nesakyčiau, kad visiškai uždominavo, bet parodė, kad turi pranašumą tenais. Smagu labai, kad žinai, tas bokso kombinacijas užbaiginėjo kojam, žinai. Kažkiek kojų įkišinėjo, žinai. Įkišinėjo. Gal netgi, kaip ir sakai, žinai, jisai toks labiau tas bokso stiliaus kovotojas Naglis, bet realiai netgi daugiau kojų prikaišiojo negu Benas, žinai. Jo, nepasakyčiau, kad Benas daugiau prikaišiojo. Ten labai tikriausiai panašus būtų skaičiai, jeigu turėtume statistiką, tai žinai, nenori sakyti, kad va čia Naglis jau visiškai ten nuvarė prie lūpą, ne prie lūpą. Ne, buvo sunki kova, buvo, sakau, kaip ir sakau, ta prasme, kovojant per vieną vakarą būtų labai gerai, žinai, Naglis sukovojo, žinai, bet kaip kovojant dar vieną kovą, kuri tavęs laukia, tai labai neparanku, žinai, varžovas, nes daug praleidi, daug duodi ir daug duodamas dar pasidarys savo žalos, nes toksai, sakau. Iš pirmo ketvirtuko atrodo, kad jie daugiau net prisisaugojo tas jėgas, negu jie atrodo, jie labai, žinai, akcentavosi pas Vatą, jaučiu, akcentavosi savo revanšinę kovą ir ne kiek ketvirtukę norėjo visą laimėti ketvirtuką, kiek norėjo vienas prieš kitą atsirevanšuoti. Taip, tai atsirevanšavo ir ką? Išsprendė šitas lygiasias, išsprendė. Šį vakarą buvo Naglis tai stipresnis. Gal kažkur dar pamatysime revanšą. Manau, kad dar suves jos kelias kažkada, kad ateityje tikrai turėtų, nes amžius yra panašus, ar netgi vienodas. Tai, bet šį vakarą buvo stipresnis Tamaševičius. Tai va. O toliau ką?
Ką, tavo siaubas? Tavo siaubas. Kevičius siaubas, tai mano siaubas tai taip, bet siaubas priešininko, tai Atsimenu. Manau, kad net nežinau, ar toliau sportuos, gal kokį pusę metų padarys priešininkas pertrauką, žinai, po šitų smūgių, gal netgi net neleis daktarai jam, žinai, sportuoti, nes realiai tai kaip, nežinau, sakau, tankas pervažiavas. Nežinau, ar darysis pertrauką sportė, bet kad pusę metų šlapės atsikels lovoje nuo košmaro apie Pauliukevičių, tai tikrai. Ne, tai netgi sakau, girdėjau gandus, kad norėjo draudimą pasimti priešininkas, žinai, net nedavė draudimo, nes nedraudžia tiesiog nuo tokių dalykų, nes čia tas pats, Pauliukevičius negalėjo apsidrausti sveikatos, netgi prieš Pauliukevičių neduoda tau draudimas tokios galimybės, žinai, kad neišduoda sveikatos draudimo, žinai. Nežinau net ką komentuoti šitą kovą, nes Pauliukevičius tiesiog iš karto su nusiteikimu savo priešininką pasiūsti į knockdowną. Išmušti tiesiog į jį iš ringą, net nesakyčiau, kad tiesiog pasiūsti į kažkurį knockdowną, tiesiog išmušti iš ringų, išmušti iš arenos. Realiai aš ką atsimenu iš tos kovos, tai atsimenu doktor, help, doktor, nes jau matėsi, kad siela kažkur stovi, žinai, siela žiūri į kūną, tai realiai auga geras sunkiasvoris. Auga geras lietuvis sunkiasvoris ir nepamenu, kada paskutinį kartą buvau jau toks excited dėl Lietuvos sunkiasvorio, žinai, tai čia realiai auga Lietuvos sunkiasvorio ateitis, tai šiaip aš taip galėčiau pasakyti, nes žmogaus fiziškumas ir sudėjimas ir greitis ir viskas. Tai šį kartą paguldė, man atrodo, dešinę ranką, praeitą kartą paguldė kairę, tai galima sakyti, nuo abi rankos yra guldančios tave į pavėsį. Žvėrišką jėgą turintis kovotojas, tikrai tai realiai, tai sakau, priešininkas tai atrodė, kad atvestas į skerdyklą ir po pirmo apsikeitimų tai akis buvo tikrai tokios kaip, kas vyksta, kas čia vyksta, žinai, ar prisikišęs pasagų, žinai, pirštinį, ar čia rimtai jis taip smūgioja. Taip, nesuprato. Jo, bandė išgyventi ir galiausiai ką. Sakau, pasiuntė ne tik į nokautą, ne tik į knockdowną, nokauto pasiuntė tiesiog, žinai, žmogus gal net ir dabar dar neatsigavęs pilnai. Ne, tai tikrai neatsigavęs, tai ten ant aparatų gyvybės palaikymo tikriausiai dar. Tikriausiai ką, stiprybės jam. Jos tikriausiai namie maistą per blenderį ir trinasi. Jau šiandien visą dieną bando išjudėti, kad išjudėtų. Pica iš padelio valgo. Tikriausiai viskas malta. Tai va, Pauliukevičius, tai šiaip sakau, labai smagu, kad jaunas kovotojas, dar augantis kovotojas ir šiaip įdomu, kas ateityje. Kas dabar šitas priešininkas nebuvo labai aukšto meistriškumo, bet, žinai, nebuvo jisai, taip jį žiūrint šiaip fizinė prasme, nebuvo toj pačioj lentynai fiziškumo prasme, bet, žinai, norėtųsi pamatyti su kažkokiu. Tai aš neįsivaizduoju, kas blemba Lietuvoje iš tų jaunų yra sunkiasvorio, dar iš tikrųjų, tai nei vienam turnyrė nematęs labai tų jaunų sunkiasvorio. Tai matai, tai Šalkovskis auga, bet jis yra dabar dar lengvesnio svorio, bet jis labai yra dar jaunas kovotojas, tai aš manau, kad irgi matosi iš šio sudėjimo, kad jisai tikrai kažkada ateityje bus Šalkovskis, netgi heavyweight gali būti, žinai, nes ūgis aukštas ir matosi platus pečiai gerai sudėtas, tai čia, sakau, manyčiau, kad bręstantis main eventas, kai Šalkovskis prieš Pauliukevičių gal kada nors. Tai va, sakau, čia tikriausiai gali būti, kad laiko klausimas, kada Šalkovskis priauks, žinai, papildomas svorio, žinai, tas vyriškumas jau branda ateis ir manau, kad čia galėtų būti, žinok, irgi ateities dvikova. Kažkokiu 3 metų į priekį žiūrint, žinai. Jo. 2-3 metus. Visiškai čia. O daugiau tai Pauliukevičius, aš manau, kad aišku, čia dar labai anksti apie tai šnekėti, bet ar sulauks ar nesulauks, bet su to pačiu ir Maslobojevу gal kažkada galėtų sukovoti, kai jau Maslobojevas bus jau visiškas karjeros saulėlydis, o Pauliukevičius jau, žinai, bus jau visiškai, žinai, irgi jau daugiau brandos, daugiau kovų prasivedęs ir patirties įgavęs, tai čia irgi, žinai, kodėl ne. Tai daugiau nėra, labai per daug nėra ką diskutuoti, nes labai greit susitvarkė
Ir užtikrintai susitvarkė tai. Užtikrintai, sakau, man viena geriausių vakaro kovų buvo ir šiaip viena geriausių ir įspūdingiausių ir vienas gal net geriausių tas nokautas, žinai, vakaro buvo. Nu, Pakutinskio iškelio, žinai, Pakutinskio iškelio. Ko jau vakar netrūko nokautų? Tai nokautų tikrai netrūko, žinai. Tikriausiai, tai anksčiau laiko baigėsi, iš prilimsų baigėsi viena kova anksčiau laiko. Baigėsi 2 kovos, 3, 4 kovos iš 6 baigėsi anksčiau laiko. Tai ir knockdownų buvo dar, žinai, dar nepamirškime. Taip, tai labai, sakyčiau, pavykėsi toks kovų atžvilgių renginys. Tai toliau turime Šalkovskį prieš Da Silva. Ką Da Silva, ką galėtume apie Da Silva pats pakomentuoti? Domėjai Da Silva, ieškojau kovų Da Silva. Buvau matęs vieną kovą, bet tai to YouTube'e buvau radęs tą vieną kovą, bet toj kovoje irgi pajungė. Tai toks, tada nedrįsiu labai kažką komentuoti, nes vieną kovą matęs, jį pajungė. Ką aš galiu apie jį pasakyti, kad Šalkovskis iškart jį irgi pajungs. Nu, nenorėjau to tikėti, nes daugiau patirties turi, galvoju, gal kažką parodys pas mūsų tas vaikinas, bet pasirodo, kad nelabai ką turėjo parodyti. Ne vienos lentynos priešininkas buvo tikrai matęsi, kad visa galva Šalkovskis, kad ir koks jaunas būtų, bet visa galva pranašesnis ir tie keliai iš Šalkovskio pusės, kad, sakau, yra iš Palangos ponas Alkūnė. Tai čia yra, žinai, ponas Kelis ar kažkokia gal kitokia pravardė, tikiuosi sugalvosiu, žinai, jokingesnė, bet pakol kas tai žmogus, kuris vieną gražiausių turintis kelią tam arsenalę iš lietuvių kovotojų. Nu, ja, labai dažnai kiša tą kelią, labai, man tai iš tikrųjų irgi patiko rankos kombinacijos geras, iškart kelias, iškart koja, labai keičia, nu. Taip, tikrai turi. Greitas. Taip, staigus greitas ir, nu, realiai tas Da Silva tai neturėjo kažkokių daug galimybių ir to priešnaudžio neturėjo prieš šitas kombinacijas ir ypač tos kelius, kurie ten realiai bars dažnai, kai visi siekia. Tai kai tave pasinčia knockdowną su flying knee ir su aukštu keliu į galvą ir tu krenti. Ką tu daugiau padarysi, ką tu... Nu taip, tai čia negali, žinai, pasiruošti, tokiam nedažnai sutiksi tokį žmogų, kuris taip aukštai, žinai, galėtų tau išsmūgiuoti, tai realiai pasiruošimo, tai kaip ir irgi, žinai, negali prieš tai turėti kažkokių priešnuodžių, tai... Nežinau, aišku, 2 raundai kovo visgi buvo, tai... Bet dėl Kolando pilvas tai visiškai nieko nelaikė. Realiai tie ir lauky, tie middle kickai, žinai, tai yra... Jo, pralindo vienas, tikrai geras. Tai tu netgi ten labai gerėjau, girdėjosi tokie, kad tiksliai tiesiai po šonkolis, žinai, užklybo. Užlindo visas smūgis, visas. Tai sakau, tas techniškumo prasme, Šalkovskis, tai sakau, vienas irgi, kurį tikrai must watch kovotojas, vienas techniškiausių dabar augančių Lietuvos kovotojų. Neveltui jaunių ten vako čempionas ir matyt, žinai, dabar perėjo jau į saugosių kategoriją, kovoja profesionalas, tai jau dabar realiai parodė šį kartą, kad tikrai, žinai, nėra. Tikrai stipresnių priešininkų vežti iš kitos lentynos, kad jis greičiau tobulėtų ir gausi daugiau patirties ir mums žiūrovams būtų daug įdomesnės kovos, nes dabar atrodo, kad susitvarkė kaip su maišu kokiu. Irgi gal ne visišku maišu, bet tiesiog atvarė, nukalė, išėjo. Tikrai, kaip tu sakai, kitos lentynos kovotos atrodo. Nu, labai keista, kad, žinai, jis realiai ką antra vakaro kova, nu, tipo po Maslobojevo. Antra kova prieš Maslobojevą, kaip ir sakytum, ir atveža Da Silva, kuri, žinai, bandai ieškoti kažkokį researchą darai, bandai ir... Ir randi vieną kovą ir rekordas irgi ten 5 kovas iš viso. Ir... Randi vieną kovą, tai kažkaip galėtų truputį, žinai, bent į tas pagrindinės top 3 kovas, žinai, atvežti tą priešininką jau makščiai geresnį, rimtesnį, kuris yra kažkiek daugiau pasiekęs, o ne atvežti, kur, žinai, bandai susirasti internete, YouTube-inti, žinai, tą kovą ir nieko neįmanoma rasti, nes tau metą, žinai, Da Silva įsimeti ir tau metą, kur ten žmogus iš viso nieko net nesusijęs su koviniu sportu ir, ką žinau, žinai. Sakau, žinau.
Taip. Manau, kad tai sekančią kovą su kažkuo gal net ir iš lietuvių galėtų susikauti pats Šalkovskis. Šalkovskis tau sakiau, norėčiau išvystyti. Taip, bet čia neįmanoma, čia yra visiškai neįmanoma, nes, sakau, nes Šalkovskis kovoja tik su dviejais kategorijom žemesniais. Nes nieks neaugina svorio visi metą, nu tai žinai, Dirkstys nesiaugins, žinai, 4 ar ten 6 kg, neaugs iki to svorio kategorijos, iki kurios Šalkovskis meta, žinai, tai čia visiškai yra, pakol kas tai nerealu, žinai, bet Dirkstys irgi, žinai. Aš manau, tai Dirkstys dar turi irgi kažkiek vis tiek, jis jaunas yra kiek jam 20. Jaunas, tai jis dar suvyriškės kokių 25, jis tikrai daugiau svers, yra raumenų daidės ir suvyriškės pats kūnas. Bet Šalkovskis irgi matomai, kad kelsis kažkada ateityje, heavyweight irgi į tą klasę, tai nemanau, kad čia bus įmanoma. Toliau kas? Iškart numušė mano viltis, sudaužiai visas viltis. Neįmanoma, žinai, aš tau pasakysiu. Sakei, neįmanoma Narauskas, kad Dirkstys irgi 2 svorio kategorijos, galima sakyti, skiria, ką įvyko ir dar parodė, kad mažiau sveriantis gali puikiai būti, ne tai, kad gal dominuoti, bet būti geras priešininkas ir dar laimėti. Na, aišku, čia, žinai, nieko nėra neįmanoma. Tikrai turi jėgos. Gal kažkada ir išvysim, žinai. Gerai. O ką, apie finalas? Grand Prix finalas, gaila, kad greitai baigėsi finalas, gaila, Naglis atbėgo į ringą, kaip ir į pirmą kovą išbėgo, energingas visas, bet realiai žmonės tikriausiai nesuprato, kas įvyko, dėl ko tai baigėsi greitai finalas, tai Naglis gavo smūgį per pakaušį. Ar pakaušį gavo smūgį, tai čia, jeigu tu gauni per šitą vietą smūgį, tai čia tu gali būti koks nori, žinai, gali būti tas pats Pauliukevičius, manau, kad čia irgi, žinai, pajaustum, žinai, tas smūgį, tai čia labai turi būti mažas kontaktas, kad tu pajaustum, tu sakau, gali būti akmeninis, bet jeigu čia gauni pakaušį, tai tau realiai jau tu kaip ir kovos negali tęsti. Esu gavęs, kojas tikrai susiruoja ir kitą kartą gal ir net nutirso, tai čia... Tai realiai ką sustabdė kovą, tai Naglis ten matė... Jeigu jis pajaučia, kad negerai jaučiasi ir ką, tai kam rizikuoti? Su pačiu Nagliu kalbėjau, tai sakė, kad pajautė tikrai, kad pradėjo realiai suktis visas pasaulis, žinai, tai ir iškart davė signalą treneriui, žinai, tai ir treneris nerizikavo jo sveikatą, žinai, tolimesnį ir nutraukė kovą. Tai manau, kad tikrai geras sprendimas buvo netęsti kovos, nes jau kaip ir įrodė per pirmą kovą, kad kovotojas yra, žinai, pelnytai laimėjo. Kad išėjo į antrą kovą po tokios pirmos kovos, abudu kovotojai, ne vien Naglis ir Padhornis, kad jie abudu išėjo į ringą antrį kovą, tai jau rodo, kad abudu turi charakterį kovoti. Taip. Tiesiog, jeigu pajauti, kad tau apsisuka galva ir eiti įrodinėti kažką, tai jau esi susviravęs, kaip sakant, tai nemanau, kad verta kartoti kaip Krilavičiaus gal kovos. Taip. Tiesiog dėl sveikatos, o ne dėl to, kad čia kažką pasirodyt, kad ten neturi charakterį ar kažką tokio, bet, manau, kad čia niekas... Savo sveikatą pirmą turi visą laiką žiūrėti, tai mano teisingas sprendimas ir tikiuosi, kad duos kada jiems atsirevanšuoti ir pilną kovą parodyti. Tiesiog per vieną vakarą, ne antrą vakaro kovą, tiesiog būtų įdomu pamatyti juos tiesiog ne ketvirtą vieną kovą, kad sukovotų pilni jėgų. Nes iš tikrųjų daug jėgų ir viską pareikalauja išeiti 2 kartus per tą patį vakarą. Po pirmos kovos taip išsidaužus, tai yra, čia yra čia yra tikrai pakirtinas, čia yra tikrai charakterį parodė tiek vieni, tiek kiti. Parodė ir realiai gaila labai, kad baigėsi, kai baigėsi, žinai, nematėm to visi tikro potencialo, kokia galėjo būti kova, žinai, bet, žinai, sakau, ir iš vienos, ir iš pirmų kovų, ir Podhornį prieš Laretą, ir Tamaševičius prieš Beną, realiai užteko, žinai, juos pamatėm pilnai, kas yra kas, žinai. Tai tas finalas tai toksai buvo, nežinau, čia labiau, žinai. Jis buvo toks, kas buvo, išeini, jau po kovos išeini, tu
turi tų mini traumelių tikrai po pirmos kovos, jau to atslūksta adrenalinas, tau jau kažką pradeda skaudėti, tu pradedi jausti, išeini gal vėl į ringą, gal jau vėl mažiau skaudėti pradeda, bet prasileidi tu ir kad ir vieną smūgį, kad biškį ir susiruoja, tu jau jauti gal, kad neverta yra čia laimėsi taurę, dėl taurės. Taip, dėl taurės, bet ir šiaip nėra labai... Būtų titulinė kova, kaip sakyti, čia gal finalas irgi smagu tą taurę laimėti, bet būtų dėl diržo kova, gal būtų visai kitoks nusiteikimas ir kažką kitaip gal eitum daryti, žinai, griūtum iki mirties gal tam ringiai, bet dabar... tai yra... bet šiaip sąžiningumo prasme tai irgi nėra tikriausiai labai sąžininga, kai tavo, žinai, priešininkas sukovoja kovą anksčiau, žinai, vieną ir jisai turi daugiau laiko atsigauti. 3 raundais tai nėra, žinai, ganėtinai sąžininga tikrai. Tai aišku, bet tai tokia yra kaina tos, žinai, ketvirtą. Atrodo, gal tą ketvirtą reikėjo įkišti į prilimso pirmą dalį ir po to palikti, būtų turėtų laiko atsigauti. Taip, tikriausiai, žinai, sakau. Būtų ir pertrauka ir viską, ir jau galėtum sakyti, kad padarė pilną atsistatymą, nes realiai taip, po 2 kovų, vieni išėjo po 3, vienas išėjo po 3 kovų, o kitas išėjo po 2 kovų. Ir dar to 2 kovos, kurios tęsiasi vieną raundą, kita tęsiasi 1,5 raundą. Ne, tai aišku, žinai, ten, sakau, tas 4 raundus atsikovojo, žinai. Ukrainietis. Jo, bet po to ilsėjasi 3 raundus. Tai va, sakau, kad jisai gavo daugiau. Dar vieną raundą ir ilsėjasi Šalkovska, ten 2 raundus. Sąžiningumo prasme, sakau, nėra tikriausiai sąžininga, žinai, bet sakau, gal čia yra to, žinai, taurės tokia kaina, žinai, matyt. Kažkas turi būti pirmas, kažkas turi būti antras. Kažkam turi nesisekti. Kažkas turi būti antras, kitaip nepadarysi, žinai, negali vienu metu statyti 2 ringų ir, žinai, leisti kovoti. Taip. Tai va, o toliau ką, visų tikrai pralaukta ganėtinai ilgai. Po 5 valandų laukimo. Po 5 valandų laukimo, ką Lietuvos Galiūnas, Lietuvos Songokas, Lietuvos Sergėjus Kuvaldamos Labojevas. Prieš Brūzą, Brūzą. Brūzą, blema. Žiūrėjau aš tos Brūzės gal 4-5 kovas. Kažkas tokio. Taip. Vienas pilnai pažiūrėjau, kitas gal daugiau prasakau, žinai, 4-5 pasižiūrėjau, tą rankelę stiprią turi. Viskas atrodė su juo gerai. Bet čia jau, kaip sakysiu, Šalkovskiu ir Dasilva, tas Dasilva buvo ne jo lentynos kovotas, taip ir tas Brūza ne jo lentynos kovotojas, kai išėjo tai pirmam raundė, tiesiog, sutaršė. Kaip ir šnekėjome, žinai, šnekėjom per pirmą tą kiaukį aptarimą šitų kovų, kaip ir šnekėjom, ką tu atveši Kuvaldai, žinai, tu esi numeris 2 stipriausias Europos organizacijos kovotojas, buvęs čempionas, realiai tuoj kovosiantis dėl čempionų titulų, nes vėl išsakė didelį norą jį susigražinti. Ir tu atveži nereitinguotą Glory kovotoją. Tai sakau, gal truputį galėtų kažko paieškoti atsakingiau, nes ar yra toksai dalykas, kad neįmanoma rasti jam kovotojo iš jo lentynos, kad atvežti, ar yra kitas dalykas, kad iš finansinės pusės neapsimoka. Čia labai, vakas, labai man atrodo, šitas su Moslavoje, tai sunkus klausimas yra, nes kad atvežti toj priešininką ir vienas dalykas yra finansinė, aišku, reikalai, tikrai daug kas reikalaus nemažų pinigų, kad su Moslavoje kovotų. Kitas dalykas yra, kad jam tą priešininką pajėgų, stiprų atvežti yra sunku ir gal tų priešininkų, kurie norėtų atvažiuoti patys, jų kontraktai neleidžia su kitomis organizacijomis, gali būti dar taip. Bet jeigu iš Glory atvažiuoja toksai kaip Brūza, tai reiškia, Glory organizacija gal ten kontrakto sąlygos visų gal yra skirtingos kažkiek, bet tikriausiai jis ne vienas pasirašęs. Tikriausiai, kad yra skirtingos, bet blemba, jam tikrai labai sunku kažką atvežti. Kažką atvežti gerą yra sunku. Tikriausiai, nesakau, tai kai tu esi Europos numeris 1, numeris 2, numeris 3, tai tau tokiai kaip lietuvėliai, nežinau, žinai, sunkoka tikriausiai yra tas main priežastis yra, kad neįmanoma rasti. Bet aš manau, kad labai gerai paieškojus. Norą tu visą laiką rasi, bet tikriausiai viskas remiasi, žinai, yra ir finansai, ir tavo galimybės. Tai
Gal ką norėtų atvežti ir ką galėtų atvežti, neneša finansai. Nu taip, Tiesiog, ką randa, ne visi dar nori atvažiuoti, irgi dar yra. Nes jisai pats kaip kovotojas, jisai pats irgi negali taupytis maks ir, žinai, kažkiek ten pusė jėgos, žinai, smūgiuoti, nes kaip pats sakė, ten tie kairės rankos smūgiai kažkokie prasidėjo, matyti ten tas laukikas toksai, kaip FC Pereira, žinai, smūgiuoja panašaus stiliaus buvo per koją. Tai ir tie džabai, aišku, ten, sakau, tos 35 sekundės daug negali tu apie kovą pačią šnekėti. Ne, negali, tiesiog pajutė Maslabajos kažkiek, kad gali mušti ir pradėjo tiesiog... Tai ką ten, viena serija, 2 serijos ir viskas, ką miega žmogus, žinai. Tai kaip ir žinai, atrodo kovotojas ir numetęs svorio ir gal maksimaliai savo formą ir kaip šnekėjom, kad gali būti, kad atvažiuos čia kažkiek hypinom, kad gal atvažiuos ir tą formą iššaus dabar, būtent Lietuvoje čia, kiaukiai turnyre, bet ne tos lentynos, visiškai ne iš tos lentynos ir, žinai, 5 galvom aukščiau stovintis kovotojas, bet tai viskas, ta, žinai, Glory ten reitingai yra neveltui sukurti ir... Ne, ar tikėjomės, kad bus tokia trumpa kova? Ne. Gal nesitikėjom, gal tikėjomės, gal kažkokį, žinai, truputį pažaist, truputį kažką apsiuostis, kažkas... Kažką, tikėjomės pirmą raundą, kad nebus gal taip žaibiškai prasidės. Su tokiom serijom tikėjomės, kad jo, gal daugiau apsiuostimo bus kažkaip susipažins, atsigers kavutės, atsigers arbatytės, tą pirmą raundą kažką prasižais. Nu ir antram raundui, kad pradės gal dirbti ir kažkas tokio, bet... Maslabajos tikriausiai nenorėjo žaisti tų žaidimų. Ne, išėjo, kaip sakant, atliko pareigą ir ką, grįžtam namo. Gaila, kad po 1,5 metų pertraukos, žinai, užtruko 35 sekundės. Gaila, kad man reikėjo laukti 11 kovų dėl 5 valandas dėl 15 sekundžių. Tai... Nu taip, bet tai žinai, negali tu irgi žaisti, ne katės pelės žaidimas, tu negali čia žaisti katę pelę, žinai, eini dirbi savo darbą, padarė savo darbą, žmogus, žinai. Negali žinoti, taigi kokia ta kova ir bus, tai kaip organizatorius žinoti, kad jis padarys tai 15 sekundžių, žinai, čia yra irgi tiesiog, kaip jau apkalbėjom, kad norisi stipresnę tą priešininką. Norisi stipresnę, matyti stipresnį priešininką, pamatysim Glory organizacijų iki kovos dėl diržo. Įdomu dabar, ar jam duos iš karto titulinę kovą, ar dar reikės prasivesti vieną kovą papildomą. Prasivesti, žinok, ir tada, nežinau ar 2, bet vieną tai tikrai turės prasivesti. Nes jisai pats sakė, kad dabar nori sukovoti Glory ir gultis ant operacinio stalo, išsioperuoti pečio traumą, nes dabar 60% tik tai jėgos naudoja, žinai. Tai jeigu 60% naudojant jėgos, tu užmigdai taip žmogų, tai jeigu tu 100% naudotum, tai aš nežinau, žinai, tai... Matyt, jeigu jisai, žinai, taip sako, 60% savo jėgos gali naudoti ir čia šitą kovotoją, tai 1-2 ir užmigdai į patalus, tai nusinti, tai... Idealiai nebuvo aukšto tokio meistriškumo kovotojas, kaip buvo išpromautintas. Kaip ir mes tikėjomės kažkokio, tai šiaip vainikuojant patį turnyrą, tai smagu buvo, manau, kad tų daug nokautų, knockdownų buvo. Šiaip kovas visas man tikrai patiko, buvo neblogas kovas. Kai kuriems priešininkus jau kalbėjom, kad norėjosi to stipresnio priešininko kažkokio, kad turėtų, bet šiaip tai visame kame neblogai. Kaip žiūrint per teliką, tai atrodė, kad arenoje tik tais buvo užpirti gedulingi pietus, nes palaikymo gal buvo tik tais, kai Maslabajos tokia didesnė. Kai kalbėjo, jau realiai kaip kalbėjo, dėkojo fanam žiūrom, tai tada jautėsi, kad buvo žiūrom. Krilavičius, kai išėjo, tada ten visi paplok, jau kai išėjo per pertraukėlę. Bet šiaip toks, nežinau, labai sunku spręsti, žiūrėjom per teliką, nebuvom viduje, tai nenorim darytis irgi klaidingų išvadų gal. Na taip, bet toks atrodė... Per teliką atrodė, tai kaip ir sakai, gedulingi pietus, nebuvo visiškai kažkokio, sakau, nereikėjo. Patikės staigmena dėl kovo mėnesio renginio, kad Nauris Lukošiūnas kovos, tai... Lauksime šitos kovos. Tai tikrai lauksime pasižiūrėti, kaip atrodo. Ir ką, praužė tą lietuviški tie turnyrai, praužė dabar truputį pertraukėlė bus nuo lietuviško turinio, tai darysime kažkokias, gal pasikviesime svečių į studiją, tikriausiai aptarsime su svečiais ir užsienio turnyrus, tikriausiai
UFC aptarsim, tikriausiai aptarsim One Championship, tikriausiai kažką paliesime daugiau užsienio, nes dabar tų lietuviško turinio kaip ir kažkiek laiko nebus, ką aptarinėti. Gal bent kažkokių gausim inside informacijos, kažkoks dream gal padarysim. Tai vis tiek yra, ten neįra, o bus gruodžio mėnesį kažkokie draugiški turnyrai, ten man atrodo ir Bare Knuckles ar kažkas bus. Reikėtų tik atsiversti tą kalendorių, tiksliau pasižiūrėti, tai jeigu išeis proga ir kažką nuvažiuoti pasižiūrėti, tai būtinai aptarsime, bet šiaip realiai tikriausiai iki kitų metų didesnė Lietuvoje turnyro jokio nenusimato. Nenusimato, bet nusimato užsienio turnyro, taip kad žiūrėkit, sekit, bus tikrai gero turinio. Ir ką, ačiū, kad buvot kartu. Beje, jeigu žiūrovai norite sužinoti mūsų nuomonę apie kokius hipotetinės jūsų manimų kovas, kas ką, ar tai būtų įmanoma ar neįmanoma, ar kažkaip ką, kad padiskutuotume ar atsakytume į jūsų klausimus, tai galite rašyti komentaruose. Visą laiką skaitom, aktyviai atsakinėjom ten, bet galvom, kad būtų puikiai rubrika ir laidoje aptarti tiesiog įdomiausius gal. Tai žiūrovai, galite mūsų remti dabar Contribui platformoje, ją surasite aprašyme ir tikriausiai uždėsime ją kur nors apačioje fone, kad matytumėte, galėtumėte paspausti. Tada galite mūsų sekti Instagram'e, galite mūsų sekti netgi TikTok'e ir galite mūsų sekti YouTube'ai. Ir galite mūsų sekti gatvėje, bet geriau to nedarykit. Jo, geriau žinokit, mes čia nebereikalo šnekam apie tas kovas. Nes mes, kaip patys matote, esame ambalai. Ambalai. Tai va, ką, išlikite ambalais, būkite ambalais ir ką, ačiū kolega.